dabar jau pakviesime mūsų pranešėjai, socialinių mokslų daktarė Nijolė Liopkienė, norėjo mūsų supažindinti su rengimo santuokos sakramentui metodais pagal bažnyčios mokymą, Lietuvos patirtimi ir problemomis. Prašom, Nijolė. Ir aš sakau mums, kadangi iš tiesų esu tokio lygtai dviguboj pozicijoje, nesu užimanti kokias tai pareigas šeimos centruose, bet manau, kad galiu apie tai kalbėti, nes esu ilgalaikė savanorė šeimos centre. Taigi, kartais, kai esi savanoris, gali matyti tam tikras problemas trupučiuką atsitraukus ir jos tampa labai ryškios ir gerai matomos. Ir kartais tie žmonės, kurie dirba diena dienon, trupučiuką pasimeta ir tarsi susikoncentruoja į tam tikras problemas ir negali pasižiūrėti tarsi į platesnį kontekstą. Nenorėčiau kalbėti apie istorinę mūsų šeimos centrų perspektyvą, bet žinoma, kadangi mūsų himne sakoma, kad iš polities tavo sūnus, tikriausiai ir dukros ta stiprybė sena, tai norėčiau pasakyti, kad esu labai laiminga būdama Kaišiadoryse ir prieš nemažai metų šita salė buvo pilna Kaišiadorių vyskupijos arba rajono moksleivių paauglių ir ko gero mes su daktarė Marija Bagnonienė amžinatilsį, kuri buvo pirmos kartos šeimos centro darbuotoja, diskutavom su paaugliais labai svarbiom jų gyvenimo temoms. Ir dabar yra ta pati salė, bet žmonės, kurie diskutuoja daug giliau ir apie tai, kaip mes galime plačiau padėti žmonėms, kurie iš tiesų yra labai suvargę. Suvargę ne materialinė prasme, nors ir to vargo yra daug, bet ypatingai suvargę dvasinė prasme. Ir todėl šiandien, kai mes žiūrime į mūsų aplinką, kartais miestuose ir miesteliuose dar tas nėra taip labai ryšku, kaip išvažiavus į Lietuvos pakraščius. Dirbant universitete, man tenka vesti seminarus universiteto organizuojamus įvairiuose Lietuvos miesteliuose, bažnytkaimiuose, pasakyčiau. Ir kai kalbi su žmonėmis, kurie iš tiesų teikia vienokią ar kitokią pagalbą, tai matai nepaprastai skausmingą vaizdą. Tai yra baisi demoralizacija kaimo žmonių. Ir svarbiausia, kad ta demoralizacija jau, tarsi lyg ir nelabai stebina. Kad, lyg jau ir netai baisiai baisu, kad jau gyvena su antru, trečiu sugyventiniu, arba vaikai yra atiduodami į globos namus, nes jiem ten lyg ir geriau. Ir kai grįžti iš tokių seminarų, iš tiesų galvojate, ką dabar daryti ir aplamai, ką mes čia darome, nusvyra rankos, bet tada atsiranda tam tikra viltis, kad vis tiek mes turime daryti su meile ir daryti tai, ką galime padaryti. Vienas šeimų sociologas nagrinėjęs įvairią nevyriausybinių organizacijų veiklą, Markas Salomonas, yra labai gražiai pasakęs, kad tam, kad mes pradėtume veikti, reikalingi 3 dalykai. Idėja veiklai, kuri mus vestų, ideologija, kur mes turėtume tam tikrą pagrindą, dėl ko mes taip darysime, ir realybės pajautimas. Ir iš tiesų šeimos centrų darbuotojams šitos 3 dedamosios yra labai labai svarbios. Ir todėl norėčiau apie kiekvieną iš jų pakalbėti. Pirmiausiai apie idėją. Mes turbūt turėtume nuolat savo priminti, kad mes nesame tie, kurie dirbame tik kaip profesionalai, gal ir labai gerai, bet mes esame atliekantis pasauliečio apaštalavimo misiją. Ir Antro Vatikano suvažiavimo dokumentuose šita misija yra labai gražiai apibrėžta. Ir ypatingai šeimos žmonėm. Ir viena iš tokių prioritetinių sričių, kiekvienai krikščioniškai, katalikiškai šeimai, yra padėti kitoms šeimoms. Taigi, jeigu mes turime šitą idėją, kad mes esame kaip misijos vykdytojai pašaukti tą misiją vykdyti, tai tada mes turime ir gyventi
pagrindą turėti apie tai, ką mes kalbame, ką mes norime perduoti. Ir jeigu mes kaip profesionalai sakome labai gerus dalykus, iš tiesų, psichologai labai gerus dalykus ir šeimos planavimo specialistai, gydytojai, bet jeigu mes negyvename pagal tai, ką mes kalbame, tai tada mažai galima tikėtis rezultatų. Kadangi šiandien mes gyvename kontekste, kurį galima apibūdinti gal trupučiuką su liūdnu humoru. Lietuvą galima ištraukti iš Sovietų sąjungos. Tas įvyko prieš 25 metus, bet sovietizmo iš žmogaus ištraukti netaip jau lengva. Taigi, jeigu mes šitą atsimename, tai pirmiausia, mes turime pagalvoti apie save, ar mes neturime dvigubų, trigubų standartų, vieną mąstau, kitą darau, trečią deklaruoju. Kaip tai, ką aš kalbu, arba tai, ką aš pristatau grupiai, sužadėtiniam, kitom šeimom, ar iš tiesų aš esu išsprendęs tam tikras vidinės problemas ir ar aš dvasiškai augu. Ir taip pat, koks pagrindinis mano šitos veiklos iš to darbo šeimos centruose tikslas. Ir iš tiesų mes labai dažnai galvojame, o čia viskas suprantama. Mūsų tikslas dirbti su sužadėtiniais, bet ar mūsų tikslas atversti tuos sužadėtinius į doros kelią, o aš ir labai norėčiau to padaryti, bet kažin ar tas yra labai jau įmanoma. Ar mūsų tikslas evangelizuoti, ar mūsų tikslas katekizuoti, ar mūsų tikslas terapija, arba, reiškia, juos gydyti. Manau, kad diskusija šitais klausimais turėtų būti dažna ir gili. Todėl, kad klausimas, ar šeimos centrai yra pajėgus katekizuoti, manau, kad mes turim katechetus, jie turėtų tą daryti. Klausimas, ar šeimos centrai evangelizuoja, manau taip, jeigu šeimos centrų žmonės yra patys internalizavę, tai yra jau gyvena tomis vertybėmis, kurias jie skelbia, taip. Ir kartais šeimos centrų žmonės labai gražiai liudija savo gyvenimus, savo atsivertimo istorijomis. Bet galbūt šeimos centro tikslas, žiūrint į klientus, negražiai pasakiau, žiūrint į tos žmonės, su kuriais mes dirbame, į sužadėtinius, į jaunas šeimas, galbūt pirmiausiai mūsų tikslas yra užmegzti su jais pasitikėjimo kontaktą. Ir pasitikėjimo ne šiaip, kad, jie manim pasitikė kaip gydytoja, kaip šeimos konsultantė, arba kaip psichologų. Tas gerai, tai yra profesinis pasitikėjimas, bet to neužtenka, kad žmonės panorėtų kažką keisti savo gyvenime. To neužtenka, kad žmonės norėtų vėl ir vėl ateiti ir pagalvoti, kad, aš galiu apie viską čia pasikalbėti, nes man iškilo problema. Tikrai to neužtenka. Ir mano galva, tas pasitikėjimo ryšys, tai yra, turėtų būti grįstas, tokia karitatyvinė meilė tiems žmonėms, su kuriais mes dirbame. Kad žmonės, kurie aplinkoje yra pripratę girdėti labai negatyvius dalykus, tiek apie katalikus, tiek apie kitų konfesijų žmonės, ir apie krikščionis, ir apie bažnyčią, ir jie žiūri labai instrumentiškai į religiją. Maždaug, čia yra toksai mitas, kad jeigu susituoksim bažnyčioje, neišsiskirsime, tai šita prasme mūsų tas autentiškas meilės santykis, neteisiantis, paremiantis, pasidalinantis, yra pirmas žingsnis, ar tie žmonės pasitikės ir ateis pas mus, ir mes galėsime jiems padėti toliau eiti, ne tik šeimos keliu, bet ir gilintis į tikėjimo dalykus, ar jie uždarys duris, kartais su pykčiu, kartais labai nepatenkintų ir daugiau mes jų nematysime, nebent atsitiktinai susitiksime, bet ir tai jie gali išeiti su pykčiu, su nepasitenkinimu. Kodėl tai yra labai svarbu? Todėl, kad iš tiesų 21 amžius yra amžius, kuris skaldo žmonės. Kad šiandien žmonės trokšta bendravimo, bet jie nežino, kaip tą padaryti. Ir todėl autentiškas bendravimas ir gebėjimas pasitikėti
yra nepaprastai stiprus poreikis pas žmonės. Ir mums yra ypatingai sunku, todėl kad sovietinė sistema per kelias kartas išugdė nepasitikėjimą, totalų nepasitikėjimą ir nepasitikėjimą dažniausiai ir institucijų. Dar daugiau, šiandien vyrauja terapinė kultūra. Ir terapinės kultūros vienas iš tokių bruožų yra, kad mes labai dažnai su visuomenė arba su tai žmonėm, kurie pas mus ateina ne kaip pas terapeutus, kada terapeutas iš tiesų nustato, ar tas žmogus jau tikrai gali priimti tiesą, ar ne pagal savo būklę ir kaip jau tą tiesą pasakyti. Ne, mes su visa visuomenė elgiamės kaip su terapinė, reiškia kaip su terapeutais ir todėl mes užmirštame pagrindinį dalyką, kad žmonės tiesa išlaisvina. Mes prisimename Joną Paulių II šventąjį popiežių, kuris yra ir šeimos popiežius, ką jisai pasakė, lankydamasis pas mus. Ir iš tiesų mes turime nuolat prisiminti, kad mes turime mokytis pasakyti tiesą su meile. Bet pasakyti tiesą. Ne bandyti nutylėti, nebūti populiariems, nebijoti, kad mums konfrontuos. Ir jeigu mes bijome konfrontacijos, tai gal mums reikia dar labai su savimi padirbėti ir paklausti, kodėl aš bijau konfrontuoti. Ir taip pat mokytis su meile pasakyti tiesą, nes tiesa pasakyta su meile nežeidžia, bet tiesa pasakyta su meile žmogų išlaisvina. Jeigu grįžtant prie mūsų šeimų ir mūsų sužadėtinių, taip mes turime labai daug sužeistų šeimų, mes turime labai daug sužeisto jaunimo. Nenoriu būti blogų pražvaizdžių, bet tai, ką matau Lietuvos provincijose, kai kuriuose, manau, kad turėsime dar daugiau, nes daugybė vaikų ypatingai sužalotų auga globos namuose ir jie negauna tai, ką jie turi augti. Mes turime visą kohortą arba tam tikrą sluoksnį jaunimo, kuris nepajėgia įsipareigoti, kuris nepajėgia aukotis, kuris nepajėgia spręsti problemų, kuris gyvena kaip vartotojiškai visuomeniai įprasta, vartodamas kitą žmogų savo malonumui pasiekti. Taigi, iš tiesų yra labai geri dalykai, kai jau yra dirbama su besiskiriančiais arba išsiskyrusiais, bet iš tiesų mes investuoti į tas sveikas šeimas turime labai daug, kad jos būtų ne tik atsparios ir galėtų savo vaikus tinkamai ugdyti ir auklėti, bet kad taip pat jos pajėgtų dalintis ir gydyti, padėti gydyti tas žaizdas, kurios yra mūsų aplinkoje. Žinoma, Dievas padarė daug stebuklų Lietuvai. Viena iš didžiausių stebuklų yra mūsų nepriklausomybės atgavimas. Bet ekscelencija Kauno arkivyskupas tik pasakė, kad Dievas turėjo gerų pagalbininkų. Taigi, jeigu mes žiūrime į savo misiją, kaip į pagalbininkus, kurie padeda Dievui veikti ir padeda Dievui stebuklus daryti, yra gerai. Bet jeigu mes suabsoliutinam savo vaidmenį ir galvojame, kad mes vien tik savo darbo, vien tik tai savo pasiaukojimu galime atversti žmonės, juos pagydyti, tai nėra gerai. Darbas yra reikalingas, pasiaukojimas yra reikalingas, bet žinojimas, kad mes esame instrumentai Dievo rankose ir leidimas Dievui tuo instrumentu pasinaudoti štai, ko mums iš tiesų reikia. Nes jeigu susikoncentruosime į tai, kad mes galime daug ką padaryti, taip mes galime labai daug daryti, bet ne vien tik nuo mūsų pastangų rezultatas priklauso. Ir kai mes nematom to rezultato, galime labai skausmingai sureaguoti ir be abejo, tam sielų priešų tik tai to reikia, kad mes nusiviltume ir sakytume, te pasprenk, tegul jie prasmenga, aš jau viskas, nieko negaliu čia padaryti. Žodžiu, noriu sukelti tam tikrą tokį beviltiškumą.